Sveiki. Šiandien pristatau grupių mūšį. Pirmoji grupė yra Union G. 2012 metais One Direction. Man nepatinka, nes jie gai. Gėjus. Bet čia tik mano nuomonė. Tai vat. Jie sumušė visus populiarumo rekordus ir sudaužė milijonų merginų širdį. Abu albumai buvo išparduoti milžiniškais tiražais. Vaikinai gavo daugiau nei 30 įvairiausių premijų. 2013 metų pradžioje pasirodė jų naujos dainos Kiss You vaizdo įrašas. Vasario mėnesį One Direction pradėjo koncertinį turnė po pasaulį. Jei norite, kad jie laimėtų, rašykite numerį 2. Paaiškinsiu jums paprasčiau ir vėl. Komentuokit 2. Simorelli. 6 stoties patalpino vaizdo įrašą internete ir po kelių metų jos koncertavo scenoje. Šiais metais turi pasirodyti pirmasis merginų albumas Believe It. Nepaisant milžiniško populiarumo ir greitos sėkmės, jos visiškai neišpuikusios. Labiausiai sesuotėms patinka vaikinų grupė Big Time Rush. Jei norit, kad jos laimėtų konkursą, balsuokite numeriu 3. Ką man mėgstamiausiai Big Time Rush? Gerai, tuoj surasim. Vaikinai turi savo TV šou, apie juos sukurtas filmas, išleisti jų 2 sėkmingi albumai, gauta daugybė apdovanojimų, išleisti speciali drabužių mados kolekcija. Šiuo metu Big Time Rush įrašinėja naują CD, filmuojasi ir koncertuoja. Jie ne tik puikus atlikėjai ir aktoriai, bet ir paprasti romantiški ir nepasipūtę vaikinai turintys milijonus gerbėjų. Jei norit, kad jie laimėtų, rašykit numeris 4. The Wanted. Jei norit, kad jie laimėtų, rašykit numerį 5. Little Mix. Jei norit, kad jie laimėtų, rašykit numerį 6.